Sveiki visi Lietuvos StarCraft 2 mėgėjai. Kviečiu visi dar vieną StarCraft 2 kovą. Ir šį kartą aš komentuosiu vieną vaizdo įrašą, kurį man atsiuntė vienas iš jūsų žiūrovų, kurie žiūri mano YouTube kanalą. Ir tos žmogaus vardas yra Marius ir jis lošia Dangerous Niku. Už protų surasę ir neatsimenu koks čia žemėlapis, bet lošia viršutinėme kairiajame kampe. Ir jo priešininkas yra Mekan, jis yra Terana, žaidžia už Teranus lošia. Ir taip, ką mes čia galim pasakyti, taip, jis apatiniam kairiajam kampe šio žemėlapio. Taip, labai smagu, kad jūs siunčiat man žemėlapius žaidimus, savo vaizdo įrašus. Noriu padėkoti Bionikus ir Kristijonui. Aš jūs tikrai pažiūrėjau jūsų vaizdo įrašus, bet dėja aš jų netalpinsiu YouTube, nes jūs kaip ir aš dar pradinukai šitam reikale. Ir nežinau, neverta matyti talpinti tuos filmukus, nes, jie tiesiog nėra labai įdomus ir nėra tokios aršios ir įspūdingos kovos, kokios aš norėčiau, kad būtų. Ir norėčiau jums kaip pavyzdį pateikti šią kovą. Tiesa, aš jos nelabai žiūrėjau, čia buvo Marius man atsiuntė 3 replayus ir aš vieną iš jų pasirinkau ir dabar žiūrėsim, kas čia bus. Ir taip, tai ir siūskit žmonės man replayus, aš tikrai jas pasistengsiu pasižiūrėti. Ir jeigu jie man patiks, kaip kad šiuo atveju, tai tikrai pakomentuosiu. Ir jo, stengsimės išklausyti visų norų. Ir labai dažnai jūs prašot kažkokių kontaktų man ar dar kažko. Ateikit tiesiog į YouTube kanalą ir pamatysit tenais apatiniam kairiajam kampe po mano paveikslėlių nago yra ir mano paštas ir StarCraft'o ID, ta prasme, nagas grotelės 496, jeigu gerai pamenu. Ir ką žinau, kvieskit visi draugus, galbūt kada nors sulošim kartu, jeigu pageidaujat. Arba gal kas nors manęs išmokys. Taip. Nes tobulėjimui nėra ribų, kaip sakoma, ypač kai dar esi bronzai. Taip, ką mes matom iš Dangerous pusės? Iš Dangerous mes matom pirmieji vartai ir kibernetikos centras, kur yra vystoma šviesos vartų technologija, o iš Mekan pusės matom 3 barakus ir 5 darbininkus su 5 pėsninkais, nežinau, 6 darbininkai ir 7 darbininkai. Taip, 7 darbininkai ir toj mes matysim agresyvę bunkerių taktiką ar kažką panašaus, nes darbininkai tai ypač prieš protosius yra labai geras dalykas, kadangi protosai galės tik tais geriausiu atveju išgauti zelotos. Štai vienas, taip, dar sargas yra. Tai irgi šioks toks yra pliusas protosui, bet prieš šitiek pėstininkų ir darbininkų nežinau, ką padarys mūsų Dangerous. Tikėkimės, taip, užblokavo rampą vienu jėgos lauku, labai geras dalykas. Kažkiek laiko jis laimės, aišku. Energijos kitam jėgos laukui artimiausių mintų neturės, aš nežinau, kiek galioja laiko, 15 sekundžių, O, štai pirmasis persekiotojas, vienas zelotas ir vienas persekiotojas ir vienas fanatikas, čia vargiai ir ką nors padarys prieš 5 pėstininkus. Kaip matom, štai 6, 7 stiprinimas eina iš Mekan pusės ir Dangerous priverstas atitraukti visus savo darbininkus iš mineralų linijos, kad nors kažkiek atitraukti dėmesį pėstininkų nuo šitų 2 karinių vienetų, bet dėja visi zondai žūsta ir pirmasis fanatikas irgi žūsta, liko tik vienas persekiotojas ir nežinau, Dangerous dabar jau nebeturi resursų, turi, štai matom 4 persekiotojus, pažiūrėkime, taip, jie turėtų susitvarkyti šitais
pėstininkais ir netgi ir su šitais dviem matosi Mekanas jau atšaukė, nes suprato, kad prieš šitos 4 vyručius tikrai nepašokinėsi. Matom, tik skeletas liko iš šito vyruko. Taip, vienas pėstininkas, o dabar turės problemų veikiausiai Mekanas, nes na, faktiškai jis nieko neturi, bent reiktų va čia, atitraukia ir į savo darbininkus. Matyt, supranta, kas čia dabar dėsis. Ir, na, pažiūrėsim, ką padarys Dangerous. Jis dabar turėtų, Dangerous dabar turi, taip, vieną daro zondą. Ir, na ką, matom, Mekanas įaukoja vėl savo darbininkus. Ir štai, jam pasiseka vieną persekiotoją nugalabit, bet dėja dar vienas persekiotas atėjo ir jie kol kas yra gan gyvybingi, turėčiau pasakyti. Kiek čia pėstininkų? Apie 8-9, gal 10. Ir taip, matom. Taip, kas čia darysis dabar, Veikiausiai jis greit susidoros šitais darbininkais, matom Mekanas, kad neverto jų aukoti, reikia palaukti pėstininkų, bet darbininkai toliau viens po kito krenta, žūsta ir pėstininkų vis sakyčiau gan daugoko, o štai jeigu šitas kristalas kitomasis skristų, tai jau būtų labai negerai. Jau darbininkų atsirado štai vienas sargas, tiesa jis užkės traukia, vis dėlto jis dar nėra užblokuojamas. Taip, Dangerous kaip įmanoma geriau stengiasi valdyti savo persekiotojus, matom, esančius su žemesnė gyvybių vadala atitraukia toliau, o gyvybingesnius palieka priekyje priimti visą savo, visais savo skydais tą keliamą žalą Mekano pėstininkų. Štai matom, Mekanas toliau tęsia savo agresiją, tiesa, dabar jau jis priversas atsitraukti ir kiek mes matom darbininkų. 20-20 abu žaidėjai prarado po lygiai tiek pat darbininkų ir Dangerous išsaugęs visus savo persekiotojus, nors ir su mažai gyvybių, tačiau jų skydai jau beveik atsistatė ir nežinau, pažiūrėsim, kas dabar bus. Bus tik tais 5 pėstininkai ir vienas darbininkas iš Mekan pusės, bet šitie persekiotojai, štai matom, vienas pėstininkas krito, žuvo dar vienas darbininkas, tai dar vienas pėstininkas žus. Ir 3 liko pėstininkai, 5 atsirado. Neblogai atsigavo Dangerous po to visų savo zondų žūties. Ir taip, iš karto 2 persekiotojai žūsta 3 pėstininkams, tačiau 3 persekiotojai, manyčiau, ištaškys šitas pėstininkus. Tiesa, kas čia vyksta? Pėstininkas, kas čia nušovė? Štai iššoko 2 pėstininkai. Ir čia viskas labai plonytės linijos dabar eina visas žaidimas. Pirmyn atgal, Dangerous bando, labai drąsiai jis čia stato šitą kaupiamąjį kristalą. Matyt, jau įsitikinęs yra, kad nebepuls daugiau Mekanas. Ir, na ką, žiūrėsim, ar tai tikrai bus taip. Ir taip, matom darbininką, persekiotojų dar. Labai greit atsigavo Dangerous, tiesą pasakius. Darbininkus turi ne per daugiausiai, bet pakankamai, kad suburtų kažkokį bent jau būrelį persekiotojų. Tuo tarpu 5 pėstininkai nelabai ką padarys Mekanui. Ir jis gali dar, šiuo metu bent jau dar 3 pasigaminti, kas dar gaminasi, dar 3 ir gaminasi, Taip, matom 4, 5 persekiotojai. Taip, matom, ką noriu padaryti, pavyks tikrai, jeigu sustrukins šitą suvyklą, bus labai gerai. Ir matom, vienas pėstininkas žūsta, antras pėstininkas žūsta, trečias pėstininkas žūsta, 4 pėstininkas žūsta ir 2 persekiotojai ir žiūrėsim, kas dabar laimės. Daugiau pėstininkų kaip ir neturėtų atsirasti, dar nebent po vieną. Dar ir bus. Reikia atsitraukti, štai matom, silpnesnis persekiotojas. Štai matom, nereiktų atskirai, reiktų sukoncentruoti ugnį į ties vienu, bent jau barakų. Tada būtų kažkokia bendruomenė. Štai, pėstininkas po vieną atsiranda, jie žūstų vieną. Štai, dar matom pastiprinimą iš Dangerous pusės. Ir darbininkai atbėgo, išgąsdino persekiotojus ir keli pėstininkai atsiradę sunaikino vieną persekiotoją Dangerous. Tačiau Mekanas jau visiškai beveik nieko neturi, turi kelis darbininkus ir po vieną atsirandančius pėstininkus, kurie tikrai po vieną nieko nepadarys, nes protos jį turi labai gerus skydus.
Ir, na, jeigu būtų bent jau patirtis atsiras, ne, jie ir toliau po vieną atsidarė, nes, na štai, turėsim ar du, ką nors padaryti. Du susipaksizavo ties vienu iš stipresnių persekiotojų. Ir štai matom desperatišką mėginimą sunaikinti šitos persekiotojus. Tačiau akivaizdu jau pastiprinimas dar iš Dangerous pusės atėjo ir, manau, viskas aišku, kas jau laimėjo šitą kovą. Šaunuolis Dangerous, kad atlaikė pirmosius Mekan tokius labai greitus antpuolius ir staigius agresyvius su darbininkais. Ir taip parašė well played teisingai, nes buvo tikrai pirmasis užpuolimas toks labai gan nemalonus, kai liko tik tais vienas sargas, vienas fanatikas ir vienas persekiotojas. Ir Dangerous buvo priverstas netgi atitraukti savo visus zondus. Ir šiaip netaip jis susitvarkė ir pats pradėjo presinguoti ir gaudėsi tokią pirmyn atgal šokinėjimas tarp bazių ir, sakyčiau, gan tokia įtempta kova ir tai būtent tokia kova, kokią aš norėčiau, kad jūs man atsiųstumėt. Gerbėmieji, jeigu siūsit savo replayus, tai būtinai tokius. Iki.